Praėjusį savaitgalį Kaune šurmuliavęs didysis krepšinis įtraukė ir jautresnių visuomenės sluoksnių atstovus. Lietuvos krepšinio federacijos taurės varžybų metu sporto žvaigždėmis pasijusti ir prieš tūkstantinę auditoriją savo sugebėjimus parodyti galėjo vaikų globos namų auklėtiniai. Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas kartu su Rimanto Kaukėno paramos grupe pakvietė vaikus iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų ir Kauno vaikų globos namų Atžalynas. Jaunuoliai varžėsi draugiškose rungtynėse, kurios ir baigėsi labai draugiškų rezultatų 2-1. Puikus įspūdžiai, aišku, pirmas gal kartas, didelė arena, tai manau, kad šiek tiek jaudinosi, nes kai repetavomės buvo daug geriau ir daug taiklesnių metimų negu šiandien per varžybas. Visumo vis tiek vaikai patenkinti, gavo kamuolių, treniruosimės, kitą kartą bus geriau, manau. Antrus metus veikiantis Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas siekia skatinti teigiamus pokyčius jaunų žmonių gyvenimuose, padedant jiems formuoti asmeninės nuostatas dėka rodomo pavyzdžio bei dalinimosi asmeninė patirtimi. Neseniai įkurta Rimanto Kaukėno paramos grupė savo veiklą orientuos į sunkiai sergančių vaikų problemas ir jų sprendimą. Abi labdaros organizacijos glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos krepšinio federacija.